Būtent mūsų pojūčiai jungia mūsų medžiagomis ir paverčia mus žmonėmis. Tolimame šiaurės Švedijos kampelyje vienas žmogus bando peržengti ribą tarp žmogaus ir mašinos. Jis vadinamas pirmuoju Europos kyborgu. 2013 metais, praėjus 10 metų po vėžio pažeistos rankos amputacijos, Magnusas Niska sutiko išbandyti tikrą perversmą sukėlusią dirbtinę ranką, kurią galima valdyti protu. Ši ranka tikrai nuostabi. Su ja darau viską. Pažangiosioms medžiagoms galint susijungti su žmogaus audiniais, bioninis žmogus iš mokslinės fantastikos virsta moksliniu faktu. Magnusas su žmona ir vaikais gyvena nedideliame Haparandos miestelyje Švedijoje. Patyręs daug sunkumų su tradiciniu protezu, jis sutiko išbandyti tokį protezą, kuris įstatomas tiesiai į kaulą ir sujungiamas su nervų sistema. Jis pakeitė jo gyvenimą. Šios protezinės rankos judesius Magnusas valdo savo smegenimis. Jeigu jis nori paimti dėlionės dalį, ranka reaguoja. Su šia ranka galiu daryti beveik viską. Ji neatrodo kaip mašina. Ji labiau kaip mano paties ranka. Namuose nesijaučiu turintis negalią. Taigi kaip veikia ši protezinė ranka? Šiuo metu mokslininkai mokosi, kaip interpretuoti smegenų siunčiamus signalus. Magnuso rankoje esantys elektrodai siunčia smegenų signalus į ranką. Į žmogaus mašinai. Šią technologiją sukūrė už 50 mylių Geteborge gyvenantis Maksas Ortizas Katalanas. Rankogalio elektrodas yra skirtas nervui. Jo viduje taip pat yra daug skirtingų platinos ir rydžio kontaktų, kurie išdėstyti specialia tvarka, kad būtų didelis signalo ir triukšmo santykis. Kitaip neįprasti odos elektrodai, implantuoti elektrodai lieka žmogaus kūne visą gyvenimą. Jie susijungs su Magnuso nerviniu audiniu. Reikia jį atidaryti ir apsukti aplink nervą, kad nervas atsidurtų jo viduje. Labai svarbu pasirūpinti, kad šie elektrodai ir visa sistema patikimai veiktų. Tai nėra žaislai. Šie prietaisai padeda žmonėms kasdieninėme gyvenime, tam viską ir darome. Norime, kad valdymas taptų intuityvesnis. Tačiau kai ko vis dar trūksta. Lytėjimo pojūčio. O jei signalai galėtų eiti į abi puses ir smegenys suprastų, ką dirbtinė ranka liečia. Mokslininkė Lore Danazolo mano, kad tai įmanoma. Didžiausias uždavinys yra implantuoti protezą žmogui, kuriam buvo amputuota ranka, ir išgirsti jį sakant: jaučiuosi lyg turėdamas savo ranką. Prieš 12 metų Denisas Sorensonas, leisdamas fejerverkus, neteko kairės rankos. 2013 metais jis pasisiūlė dalyvauti novatoriškame eksperimente Live Hand 2. Man tai buvo tarsi pareiga. Buvo įdomu ir tikrai norėjau dalyvauti šiame svarbiame projekte. Denisas išvyko iš savo namų Danijoje į Romą. Čia jam buvo atlikta sunki, 7 valandas trukusi operacija. 4 elektrodai buvo implantuoti į jo nervus ir per kompiuterio sąsają sujungti su jo ranka. Tai, kas įvyko po to, buvo neįtikėtina. Minkšta. Kieta. Dirbtinė ranka Denisas galėjo jausti skirtingus pojūčius. Į mano dirbtinę ranką įdėjo apvalų daiktą.
suspaudęs jį iš karto galėjau pasakyti, kad jis apvalus. Po 10 metų, kuomet negalėjau pajusti jokios formos, staiga vėl tą galėjau su savo prarasta ranka. Tai išties neįtikėtina. Niekada to nepamiršiu. Tai buvo tikrai ypatinga akimirka. Live Hand 2 eksperimentas grąžino Denisui pojūtį, kurį jis manė praradęs amžiams. Deja, eksperimentui buvo duotas tik 30 dienų leidimas. Kad ir kokios nuostabios naujosios medžiagos, jos turi būti saugios. Elektrodai buvo išbandyti ir leidimas suteiktas tik šiam laikotarpiui. Kad jis būtų ilgesnis, reikia atlikti saugumo bandymus. Elektrodus reikėjo išimti, todėl jis dar kartą prarado lytėjimo tą ranką pojūtį. Aš žinojau, kad visa tai tik trumpam, bet tai buvo nuostabu. Labai didžiavausi. Man garbė būti pirmuoju atrinktu dalyvauti šiame projekte. Loredana ir jos komanda tęsė šį kruopštų darbą. Tačiau žmogaus ir mašinos sąjunga užkrauna ir naujų pareigų. Ar visuomenė yra pasirengusi permastyti, kas yra žmogus?